Šiandien parodysim, kaip pasidaryti žaizdos perrišimą po operacijos savarankiškai namuose. Tai pirmiausia, nusiplauname, dezinfekuojame ranką. Atliekant perrišimą turime vadovautis viena taisyklė, kad tvarstis turi būti sausus ir švarus. Ir nuėmę tvaršius mes jį pasižiūrime. Jeigu tvarstis yra pramirkęs krauju, mes turime atlikti perrišimą ir žinot, kad rytoj perrišimą reiks atlikti vėl. Jeigu nuimam tvarstį ir jis yra sausas, galim žinot, kad 2-3 dienas galime jo nerišti, jeigu jo neišpurvim. Nuimam tvarstį. Kadangi tai yra vakar operuotas pacientas, tvarstis yra visas pramirkęs. Bet pačios žaizdos yra švarios. Ką mes darom, mes dezinfekuojam visą odą aplink žaizdą. Arba žaizdeles. Pačios žaizdos valyti negalima, bet nuvalom odą, kur yra aplink žaizdas. Laukiam, kol pilnai išgrius ir tuomet turim pasiruošti tvarsčius. Jeigu šiuo metu matom kelias žaizdeles, tai galima kiekvieną žaizdelę dėti atskirai po mažą pleistriuką. Galima kombinuoti 2 žaizdas arba 3 didesnio pleistro, kaip pavyks ir kokią tvarsliavą turės. Šiuo metu mes matom vieną žaizdą gale dedam atskirai pleistrą. Mažesnė, priekinėje pusėje 3 žaizdeles apjungsim su vienu didesniu pleistru. Taip atliekamas perrišimas savarankiškai.